Labas rytas, mano bičiuliai. Iki naujų metų liko kiek? 2 dienos. Turim be 28. Tai gerai, jeigu čia būtų darbo diena, o čia yra sekmadienis. Kaip jūs visi dar miegat, saldžiausiai, bent jau dauguma iš jūsų. Aš atsikėlęs jau nuo 7, netgi be 10:07, bet kol susirašiau viską. Į vonę tu dasiudai. Važiuoju iki kur aš važiuoju? Važiuoju iki stoties, man atsiuntė nuotrauką, reikia pasižiūrėti dabar pagalvo, kur ten ta degalinė tokia. Važiuoju iki autobusų stoties, kai atvažiavo žmogus iš Latvijos pirkti pirmuką. Važiuoju, paimsiu jį ir vešiuosi iki servizo, nes ten stovi tas automobilis. Tai dirbam, žinokit, dirbam. Tai kad duona čia visai nelengva. Tai vat, ką dar norėjau pasakyti, vakare buvo parduotas Ford Fusion. Biškai pas manęs jau įsibuvo. Kaip įsibuvo? Nupirkau ir nepardaviau laiku. Tai vat, vakar buvo parduotas už 5000 eurų. Biudžetą keliauja 1000 eurų. Normaliai mes jau skaičiuosim kaip tik jau. Po sausio 1 susivesim, susimokėsim viską, pažiūrėsim, kiek čia porą tūkstantėlių, kiek čia liks. Nes nuo sausio 1 startuoja mūsų projektas M4 kabrioletas per pusę metų. Manau, kad aš vis tiek bet kokiu atveju dantim nagais aš vis tiek nupirksiu. Ar iš Amerikos, ar iš kur dar nežinau. Planas yra pirkti iš Amerikos daužtą susirinkti. Tai turbūt toks ir bus planas. Tai, bet jeigu toks, tai jau reikia kovo mėnesį kaip minimum jau reikia nusipirkti. Net ir vasarį, tai 2 mėnesiai. Plius minus reikia 10 000 kažkur, taip įsivaizduoju, 10-15. Kad užsisakyt, jeigu biudžete bus 3 000. Sausis vasaris labai tuščias pas mus būna. Nežinau, kaip pavyks, bet pasistengsim, kad viskas pavyktų. Gal pirksim kokį iš Suomijos ar iš Vokietijos, net neįsivaizduoju dar kokias. Planas toks yra. Gal tiesiog surinksim 30 000, nuvažiuosim ir nusipirksim. Aišku, čia būtų paprasčiausia. Norisi Liepos 1 važiuoti su jo, bet čia vat, įdomu, kaip čia kovo užsisakys ir iš čia atplauks, ar čia spėsi susirinkti. Bet manau, galbūt viską ir spėsim, tai va. Tai vienu žodžiu važiuoju pasiimti žmogų ir vešiu jį pažiūrėti automobilį, dėl kurios atvažiavo. Atvažiavo jis BMW, kaip ir minėjau, 1 klasės, irgi pas mane užsibuvęs automobilis. Taip. Vai, laukiam naujų, praeina nauji ir toliau, nes dabar, sunku taip. Visi naujų metų laukia. Man tai tokia čia ir šventė, pasensi dar metais, bet kokiu atveju. Tai norisi greičiau daryti savo darbus, kad turi nusiplanavęs. Netolimoje ateityje, tai reikia dirbti. Tai tiek, kol kas turbūt atsijungsiu, gal šiandien bus dar kažkokio veiksmo, gal kažką pafilmuosim, kažką padarysim. Pirmukas parduotas, iškeliauja į į Estoniją. Žmogus patenkintas, jau pas mus ir šviesu, tai pirmukas išvažiavo į Estiją. Su žmogu maloniai pabendravom. Labai net nuotaika pakėlė, iškart pasirodė žmogus nekoks, bet iš tikrųjų žmogus geras. Susibendravom, susibičiuliavom, gal net ir bendrų planų atradom į ateitį kažkokių verslo idėjų pasikalbėjom. Ką mes turime servize, aišku, kiek čia pas mus už dabar valandų. 9 ryto, turim biškę pardytą audinę, nes kažko turbinos geometrija nevaikšto. Tai va, šiandien nieks aišku nedirba pas mane, bet pirmadienį jau puls žiūrėti, kas su ja negerai. Toks tas sekmadienis, dar visas aptynės, ateinimas neapleidžia. Tai kažką bandysim, ką aš šiandien darysiu. Nežinau, ką darysiu. Kažką dar bandysiu dirbti, aišku. Ką dabar darysiu, tai važiuosiu atsigert kavos, nes taip kavos noriu šakės, nes net mygdo mane. Tai va, gerai, kad mašina parduota, viskas susišnekėta, susitarta. Tai ką gal parodysiu, kad pardaviau. Išvažiavo už 1400 eurų. Ta mano mašinėlė, tai tiek žinių. Ką mes turim, va, turim audelę dar. Ta audelė jau sutvarkyta, kur nebuvo traukos irgi buvo su turbina problemų sutvarkėm. Liko pasiratą permontuot, išplauti, išvalyti ir daryti skelbimus. Turim Jarį, vat Jarį dar būtų gerai šiandien parduoti. Iš senų mašinų išsilikusių ir visos problemos būtų mano kaip ir išspręstos. Tai tiek, kol kas atsijungiu. Labas rytas! Blemba. Turim pirmadienį. Dieną iki naujųjų metų. Spėkit, ką mes darom pirmadieniais. Aš kiekvieną pirmadienį jau 3 mėnesis jau prasidėjo 9 savaitė. Pirmadienis važiuoji, sąskaitas apmoki, viską apmoki, įrankių visokių prikrauta. Čia va ten irgi visko pridėta. Esam
visi įrankiai.lt. Gerai, kad pasirodo, čia dirba mano pažįstamas. Aš to nežinau, tik atvažiavęs čia netyčia sužinau, kad jis čia dirba. Tai biški ir kainas akcijų padaro. Ir šiaip čia geros kainos labai. Tai vat, nemokama reklama jiems. Kur prieš tai apsipirkinėjau, nekomentuosiu, gal kažkas, kas protingesnis ir supras. Tai prasišuojau baisiai pinigų, bet iš klaidų mes mokomės. Mano klaidos visą laiką būna brangios. Tai va, tai aš važiuoju į servizą, nes kiekvieną dieną ten kažko trūksta. Ir aš ten viską perku. Ir paskui, kaip aš jau plius minus nupirksiu viską, žinau, kas bus toliau. Pradės viskas lūžt, nes čia kitaip nebūna. Tai va, biški galvas skauda, biški piktas, biški nesusipratimų, biški ir su komanda jau nesusipratimų. Nelengva čia duona. Viskas buvo paprasčiau, tiesiog dirbi iš gatvės savo ir dirbi. Bet kai nori kažką daugiau gyvenime pasiekti, reikia susitaikyti su tom, reikia bandyti ir daryti. Tai va, įrankį biški apsipirta, to dasipirta, užėjom iki servizo. Atvažiavo pas mane žmogus iš Latvijos pirkti Toyotos ir kalba, žinokit, geriau lietuviškai, negu kai kurie pas mus lietuviai. Atvežiavo man dovanų ir sako, žmona pasilietuvė, taip? Ir pakalbėkit lietuviškai. Biški, nedaug. Viską kalba, žinok. 200 kilometrų gyvenom. Va, nuo Lietuvos. Daugavpils. Va, matot, ar taip kalba, aš šokį, atvežė man lauktuvę, šiandien irgi šakoti lietuvišką lauktuvių. Einam pildyti sutarčių. Nupirko pas mane Jarį, tai va, tai galvo prisijungsiu ir jums papasakosiu. Visai maloniai, tai va, kaip gauni dovanų. Tai tiek. Važiuojat, lauksim Latviją. Sakė Latvijai, būna važiuojam prie jūros pas jūs. Tai va, tai einamės pildyti sutarčių. Nu ką, bičiuliai. Ir ką, vėl aš va grįžau, pasivažinėjau, pradėjau temti. Buvau nusipirkti įrankių. Vėl kaip visą laiką, kaip kiekvieną pirmadienį. Visokiausių. Tai turim abiščiai, gal parodysiu jums. Bagažinė čia daiktų reikėjo. Suktukus susipirkom, mikrobangų krosnelę nusipirkom, kavos ten tokį mini aparatą nusipirkom. Užsisakėm antrą keltuvą. Kaip pirmadienis. Sakau, pinigų leidimais, labai nemėgstu pirmadienio. Tai va, tokie reikalai, galim užeiti. Pažiūrėti, kaip atrodo servizė. Čia tvarkosi draugo automobilis. Opa, draugo automobilis, keičiasi smakratis. Tai va, turim poną Dančiką. Matot, viskas dėžutėse, viskas tvarkingai, daug neprišiukšlino, maladėts. Smakratį keičiam lygas, tai yra tepalo leidimas per supuvimus visus ir taip toliau. O mašina kelintų metų? 2.18 jau yra prapavimų ir viską, ne? Yra metalas tam tikras, kuris turi savo problemą. Dangtelė supūna, čia visur viskas supūna, tiesiog. Va. Toks gyvenimas, tai bus keičiami ir dėžės tepalai. Čia biškį matau paturbinimų kažkokių, nežinau, ar čia galima tokius rodyti, bet neturėjom kitos išeities. Bet jau nupirkom dar vieną tokį aparatą, tai viskas bus gerai. Va čia taip, čia ką mes nuėjome dėžę, ne? Bus tvarkingai. Bus tvarkingai ir gražu, ne? Taip, gyvens kaip turi būti. Nu ir viskas aišku, tai va dirba kompanija. O aš ką, aš viską dapirkinėju, darinėju ir taip toliau. Čia va turim smakratį, čia naujas smakratis, sudegęs, ne? Žiūrėkit, atrodo kaip naujas, iš tikrųjų jis sudegęs, ne? Turi daug turbėjimų. Kaip nebeparodysiu. Na, aš supratau. O čia turim dar galvos tarpinės keitimą. Irgi keičiasi va. Tai va, iš pažįstamų gal ir prasisuksim kažką, niekur dar nesireklamavom, nieko nedarėm, kad kažkur atliekam. Visi skambina, Alanai, darova, arba Danui, ar galim patvarkyti, ar galim padaryti. Mes viską galim padaryti, dirbsim sąžiningai, oficialiai, kaip priklauso, kaip ir visi. Pažiūrėsim, gal servizas netyčia ir įsiplėtos kada nors gyvenime į aukštesnį lygį. Turim gerų planų visokių, pavyzdžiui, kaip tokius, kaip atvažiuoja automobilis, kai mes pasileisim normaliai servizą, mes prieš tai nufilmuosim viską su kamera, parodysim, aišku, už tam tikrą sumą, ta prasme, ten kažkokį, ten, nežinau, vis tiek pusvalandis, pavyzdžiui, užims, tai nors darbuotojui ten 10 eurų sumokėt, bet bus paskui parodyta, kad tas pakeista ir po darbo bus irgi nufilmuota, padaryta. Kad būtų pasitikėjimas, nes aš pats ir savai žinau, daug servizų pravažiavęs, nuvažiuoji, ten tą padariau, tu bach 800, už ką? Ir ten tu pažiūri, jeigu tu nesigaudai mašinose, tai tu sakysi, jo, gerai. Tai sugalvom tokią sistemą daryti. Manau, daug aš girdėjęs, kažkas iš normalių ten servizų taip daro. Tai bandysim ir mes šitą taktiką, paim dar vieną programą čia kūrė. Vienas programuotojas labai gerą.
Bandysim ją testuot. Tai tiek kol kas. Einu aš nešiotis daiktų, kur atsivežiau. Kas čia atsivežiau? Ai, va dovanų šaikai turiu. Nupirkau mikrobangų krosnelę. Va šito pono reikalavimais. Sakė, žmona valgyt pridaro, nėra kaip pasišildyti. Tai nupirkom mikrobangų krosnelę, nupirkom kavos aparatą tokį nediduką. Kavos negeri, bet nėra. Ten yra kapučino, ar tu tokių dalykų negeri? Be kofeino. Be kofeino? Nežinau, ar be kofeino ar ne. Sugalvosim kažką. Tai va, užsakėm keltuvą, nupirkom. Antrą. Super. Trūksta. Ką dar padarėm? Nu ir visą kitą dapirksim, kaip sakoma. Vėl geresnės ateities mūsų. Sveiki bičiuliai, su naujais metais visus. Ką, nauji metai, nauji batai. Ne, batai tie patys. Ir visi klausimai tie patys. Tiesiog reikia spręsti viskas vėl naujais metais. Tai ką aš čia norėjau sakyti, važiuosim pirkti automobilio šiandien. Sena gera schema. Paskambinau Lukaškai, sakau, yra čia mašina. Reikia susimest, nusiperkam. Jisai Mersų fanas didelis, viską gaudosi su Mersais. Tai pasiūlėm ten man variantą. Pasiūlė variantą draugelis vaikystės. O aš nelabai ten suprantu ten tose variantuose. Nu kaip nesuprantu, visur aš suprantu, kainą pasisveri, pasižiūri, pasiskaičiuoja. Galvoju, pasiimsiu Luką, jisai ten užtikrintas jau Mersų fanas. Tai va, tai važiuosim, pabandysim per pusę įsigyti automobilį. Tai visą šitą procesą parodys, dabar kaip tik važiuoju link rajoną. Turbūt papietausiu ir lauksiu Luko. Ir kažkoks Lukas, pasijungsim kamerą. Kažką pašnekėsim, važiuosim iki Elektrėnų žiūrėti ant to Mercedeso, ten jau bus daugiau veiksmo. Tai va, Lukas tokia pakėlė babkių varo Mersų pirkti, karočią. Elektrėnus, a ne? Neduoda išgryninti. Neduoda išgryninti? Nu, blemba, nu. Tai ką, važiuojam iki Luko dar. Dar, sakė, biški ne viską nusijėmė, sakė, tai važiuojam. Pasiims babkių, karočią, ir lėkėm Elektrėnus Mersą. Tai kažkur pakeliui kažką parodysim, kažkur prisijungsim. O ne, Lukas, tai žmonės pasilgo, pašnekėk tu su jais, ką nors. Tai ką jūs, draugeliai? Sakė, imk Luką dažniau. Tai va, tai Sakė taip? Jo, rašė komentatoriai. Nežinau, aš tai nežiūriu, tai sėdžiu, Tai va, tai važiuojam babkių, karočią, ir lėkim Ėlikus. Tai bus šiandien nuotykis su Luku. Su Luku liūdna nebūna, tik reikia visą laiką jungus kamerą laikyti, nes nespėjai sugaudyti tų momentų jo jokingų. Tu prikolų nespėjai gaudyti? Prikolų nespėjai gaudyti. Kaip galvoju, paės mums su Mersu? Žiūrėjai kainas ten. Yra iš to uždirbt. Kaina tokia, kaip, neblogai. Nepralošta, ne? Nepraloši. Nu ir viskas, jeigu nepralošta. Dabar tik gazina, kad nieks nebėra. Tai va, tik tai gazina, bet nieko, gal to atsigaus ta rinka. Sausis visą laiką sausas. Bet to įsivažiuosim. Atvykom prie Mercedeso. Jo, Einam pažiūrėsim, ką ten turim. Darova, Andrelina. Su naujais metais. A, ne longas čia? Jobani nasos. Lipsioro nėra? Silpna komplektacija, na. Aš aplink apeisiu ratu. Nu ką čia turim viduj? rankinį reikia svarbiausia patikrinti. 300 eurų blokas kainuoja. Girdėjot? Opa. Dirbame? Dirba 300 jau sutaupyti. Garmanas. Muzika groja. Muzika groja. Blokas 500. Visus žino blokus. A būna kartais neveikia, ne? Jo, būnam, šiandien. Nelongas, aišku, bet juodos lubos. Tas anas. Opa, prisoskės. V6, V6. Kur ten košės yra biški? Antifrizė? Buvo prieš tai, A, bet pakeista antifrizą. Antifrizą visą keisti išleidė. Ta purštukė buvo. Ir buvo bratė nusimovus, tai biškį saliaskų pasimaudė motoras, bet pakeitė. Padangos naujas. padangos naujas. Geriūnuose? Jo, Čia čigoniški jie kažkokie. pirko, karočią, žieminius, tai jam, karočią, įkišo mesus. Štuką 5 sumokėjo. Už padangas? Ai, su ratais. Jo, jo. Čia paslaisa gal kokie? Nežinau apie visai ten, karočią. Nu, gariūnuose ten jo, gariūnuose ten jo. Nu ką, Lukai? Aš, tu teraz drive darysi. Nusiesk, nu. Davai, važiuojame tą drive pasidaryti. Gerai. Jau gali pasidėti, Mersė, pabūt čia. Jo.
Šada palieku, nu, nerakinu nieko tam. Nu ką, ties drive'as bus. Nu ką, saugumas pirmoje vietoje, ne? Darom ties drive'ą. Lukas specialistas, nes tokį automobilį turi. Toj viskas bus įvertinta. Viskas toj bus įvertinta. O, pašol Lukas. Laukia, ne? Mercedes. Čigonai važinėjo. Čia čigonai važinėjo, nu? Mercedes su koks lipdukas. Ne, nu minkštas, ne? Nu, minkštas, o ne? Liukas, ne? Liukas. Alcantara, nu, star. Alcantara. Juodas. Galinės sargos visos pūvo ar ne? Ar šitą modelį? Pūna, nu šitą neišsprendė problemos. Kėbulas, ne? Lietuviškos žiemos čia sprendžia. Lietuviškos žiemos. Tai va, senas geras dylas vyksta. Kai nėra kapeikų, yra variantų. Opa, Lukaška 1, 2, 3. Elektrinų žiburiai šviečia naktį, šviečia dieną. Žinai tą dainą? Ne, ir nenoriu žinoti. Antanas Nedzinskas dainavo. Ne, nenoriu žinoti. Nu ką, einam pažiūrėsim, kaip galinės sarkos atrodo. Nepamiršom. Opa. Pažiūrėk, šita tai kaip nauja. Šita kaip nauja. O ta? Tai ten gražu. Tai čia jau labai gerai yra, jeigu čia taip yra. Jo, ir šita kaip nauja. Rezimė gal ir neblogai viskas. Visi liedai dega. Visi liedai dega. Viskas dirba, distroniko nėra, ne? Žiūrėk ir iš galo. Dega. Gerai atrodo. Ką, važiuojam pralieksti dar? O, pirmukas stovi. Anglas mes aš su juo važiavau. O. Čia visi blogiais. Darai! Senis irgi blogeris gali priliekt, to. Ja. Ką jis? Linkėjimus. Senas šitą istoriją rašo. Oi. Senas. Tai normalu. Kalėga tau. Kalėga mano. Nu ką, taip tai maloniai atrodo už jo, ne? Napa, šmapa. Geras toks. Čia taip pas visus. Nu pas visus, na, ten nebūna kitokių. Būna, kad čia dar būna oda. Banana. Nu važiuoju, tai visai nieko, nu. Mašina kaip mašina. Jeski. Užį gal kažkas netruputį. Užė? Čiučiut, ar čia padangos? Gal padangos, ten sakė, šūdinas įkišo žmogui. Zabaltarūnį, ne? Zabaltarūnė. Nu, piekius gražiai jungi, ne? Jo, biškai užė, tai turbūt padangos. Nu, diskai neauša. Nu, o. Atvažiuoju, nu. Atvažiuoju. Galvoju, nu, bet jeigu ką viską turim. Viską turim. Jeigu nori tokį mašiną pirkti, tai reikia kitą tokį pačią ant galių paimti. Technikinė, o nežinom kiek technikinė. Iki 20, iki Liepos mėnesio. Man parodė kelintų šią metų. Kelintų mums reikia. 12. O, čia kaip čia yra. SDK įdomu, kieno čia vardu. Nes šiuo metu turbūt iš įmonės buvo pirkta. Nu, einam, klausim. Nu ką, Hazeinas? Klausyk, šitą, o ne leasingė buvo kažkada, ne? Jo, nežinau net. A? Nežinau net. Bet dabar SDK ant ko? Ant patį. Tikrai, ne? Tu žiūrėjai? Bliam, nežinau. Nes dokumentas tai ten patį vis tik valdytojas, savininkas. Tai paklaus. Nu to aš pramušiu, gali dar neklausti, palauk, to aš. Einu patikrinsiu regitrą, viską ir tada bus aišku. Perkam, neperkam, prisijungsim dar. Mercedesas išvažiuoja. Oi, kodėl išvažiuoja Lukai Mercedesas? Там варианты охуительные. Сюда лизингини. Лизингини? Машина dar ant lizingo, žodžiu. Atvarė parduoti. Ne savo mašiną. Ne savo mašiną žmogus, nu bet čia posūnys, čia pažįstamas. Jo, pažįstamas atsiuntė, nu tipo, sako, va yra patį jo mašiną, bet patį jis nesakė, kad jie paėmės lizingę. Ir patį dar porą metų žemokėt reikia. Po 500 sakė mėnesį. Nu 18 atsistos po 3 metų. Tai mes norėjom pirkti, įsivaizduojat, kas nutiko. O kiek mes norėjom? 6,5 norėjom mokėti. Rezimė gavosi toks, kad mašina yra neišmokėta dar lizingo, jis jos parduoti negali. Aš paėmiau dokumentų, žiūriu, kad jis ten tik tai valdytojas, nesavininkas. Draugas skambina tam savo patį sako. Aš nieko nežinau. Nieko nežinau, aš ne v kursė. Kiek ten mokėt, ką ten... Ir kaip gavosi, kad mes atvažiavom į Elektrėnus be reikalo. Vajom ir sausio 1, o ne atsiprašau. Sausio kelindavas, 3 šiandien. Antrą. Antrą? Sausio
Visų antra, problemos tos pačios kaip ir 24 metais. Nieko nepasikeitė. Niekas nepasikeitė. Čia važiuojam, karočiui. Variantas buvo neblogas. Tikrai neblogas, bet... Все, sudė. Kur čia atvažiavom, iki 7 boksą pas Bachuliukus atvažiavom, nes pas mūsų Audi padangas suėdė. Tas žmogelis, kur važiavo be oro. Tai va, tai bandysim užmest kažkokią padangėlę. Čia biškį suėsta. Kažką žieminę, aišku, keisim tik vieną. Kam reikės, tas pasikeis, žinoma, nes man nereikia. Opa! Kaip tik ir pats načelnikas, blemba, nu. Piece, ko čia nedirbi, zdorova? Tai aš iš čia išėjau. O tai kur dabar dirbi? Dabar dirbu, važiavau. Tai kur aš atvažiavau tada, Piece? Aš dabar dirbu 40 boksė. Girdėjot, kur Piece? Tu Piece. Kaip jūs gyvenat? Ką aš darau, tu man tada paaiškinkim 7 bokse? Aš nežinau, kad tu čia atvažiavai. Tai ko tu man nesakėjai, dirbi čia kažkur? Tai aš nesenai, įsitarė. Praeitais metais. Bet netoli tu čia Piece iškeliavai, nu. Nu. Va, kiem 7, o va 40. Turbūt montaž Kelanas žada irgi atsidaryti. Yra čia koks tuščias paviljonas. Piece, va, kaip tik darbų vadovas, jisai normaliai montuoja. Lūkai, ką padangų nupirksim, Piece tegul montuoja, čia paliksim. Tai vat, karočiui, tai Piece pasirodo dirbo čia netoliese. Visai. Sasėdas. Nu, bet ką padarysi, reikia kažkaip įspręs man tą bet kokią tai problemą. Einu pas Piece pakalbėti garamtai, čia reikia boksą vieną paimti. Vakarinis nuotykis laukia. Ką čia darom? Busterukas. Krauti lavoną. Lavoną krauti? Lukas sako, važiuojam. Šiandien turėjom varkę padaryti, varkė nepaėjo. Tai sako, kad mane bal. Važiuosi, padėsi man parvežti mašiną. Nu, Važiuosim su traliuku, bet aš taip nenoriu. Tai va, tai važiuosim paimti mašinos, o sinoptikas Alanas jums praneša, kad iškrito sausio mėnesio pirmas sniegas. Biški šalta. Sveikink su pirmu sniegu. Все, поехали? Все, поехали. Nu, einam į šitą, į traluką. Traluką geinam teisingai. Kur tralukas? Pažiūrėsim, kaip traluko šaltas startas bus. Lukas sakė, traluko labai sutvarkęs, labai gerai važiuoja. Tai įsivertinsim, ką tralukas biški apšalęs, blemba, nu. Senai nevažiavau su šito aparatu. O. Opa. Nu, davai, pažiūrim šaltą startą. Kiek laiko nekurtas. Savaitę galbūt. Sena technika yra sena technika. Все, technika užsikūrė. Nu ir ką, važiuojam prie Luko pirkinio kažkokio tai. Važiuojam. Štai ir Lukas su mumis, ilgai lauktas ir sulauktas. Lab koks aparatas. Previja. Gali čia gerų metų, jinai? Gerų 21 metų jinai, nu. Gerų 21 metų? Geriausi metai čia buvo. Geriausi metai jis buvo čia. Tvariau padėti Lukui, bet pirštinių neturiu. Lukai, kokios su pagalbos iš manęs tikėsi? Tu reguliuosi, ar papuolau į trapus, ar nepapuolau. A, gerai. Palauk, kad jinai važiuoja, ne? Nevažiuoja? Varikliukas biški kalena, bet užteks ant traliukų užvažiuoti. Aha, tai tada gerai. Mums daug nereikia, nu. 10 metrų tik pavažiuoju. A, nu tai va, bus įdomu. Pažiūrėt, sakėt, Luko trūksta, tai štai jums ir Lukas. Nu, draugelį raktus gal pamiršot? Nu. Ne, viskas yra. Toyota. Šaltas startas. Šaltas startas. O, все ясно. Darom kapotą. Blemba, kaip čia viskas nepatogiai sukišta, kaip čia tą variklį pakeisti. Kaip ir visur, visas nukį reiks išrinkti. O, pabusteriukas. Rodo, kad fazė... Oi, čia kažkas trumpina. O pliuso su minusu nesumaišėjai? Palauk, nes mačiau, kad kibirkščiavo. Minusas? Čia kažkas susikibirkščiavo, aš mačiau. Palauk, biškai, aš tau persaksiu, gerai? Gerai. Nu, už 10 minučių gal greičiau. Keliarna ar ne? Nesigirdi labai? O, geniukas Vudis. Tu važiuok, kol jis neužkalė. Man atrodo, jinai ant ralo neužvažiuos. Man atrodo, Lukai, tu greičiau, bet jinai ant ralo neužvažiuos. Mums siūlo Škoda. O, atsiprašau, Škoda. Volkswagen. Ką ten siūlo? Jetta. O, Jetta siūlo. Norėjo 3, sakiau 2,5. Tada ne, sako 3, sakau davai 2,75. Tada ne. Ir dabar skambina, sako, kažką nori pasakyti. Tai vat perskambinsim, paklausim, kad žmogelis mums nori pasakyti.
Gal jau nori parduoti už tos 2,5. Į ką su Luku lieksim šiandien. Gal bent kažką nupirksim. Oi, kaip negražiai. Ai, negaliu klausyti net. Net per širdį eina. Nemalonus visai garsas. Bet graži mašina dar plius minus. Tuoj Lukui pareguliuosim, kaip užvažiuot. Palauk. Nu čia gerai. Važiuok į ten, suk tik tai, važiuok. Į tą. Kairę. Palauk dabar stok. Varyk. Kairę. Varyk. Dar. Op. Didelė bandūra. Jėlį telpa ant raliuoko. Ali jau всё, jau smerčiusiai. Konkretus smerčius. Nu ką, filmų nebuvo, nenukrito. Šalom. Lediniai. Lediniai diržai. Cirkų nebuvo, gal bus cirkų kokių. Cirkų nebuvo. Tai va, tai vienu žodžiu Toyotką pakrovėm. Vešim į rajoną. Ir to einam perskambint, ką dėl Škodos. Šnekės įdomu, gal netyčia dar nulėksim Škodos pasižiūrėt. Blemba Škodos, kodėl Škodos? Džetos. O man Škoda kažko įsiklino. Sveiki, bičiuliai, ir kaip jūs galvot, kur mes šį keliaujam. Operatorius Vainaina iš galo. O mes, mūsų pirikupų komanda vietinė, važiuojam prie Žalių ežerų. Nekur kitur, o maudytis. Tai va, tai biškį pafilmuosim, gal bus jums įdomu, nes mažai kontentų yra iš praeitos savaitės, nes buvo naujametinė savaitė. Nu, tarpušventis buvo, tai yra mažai kontento. Galvau parodysiu, ką mes veikim sekmadieniais. Šiaip jau be manęs buvo 2 kartus, aš tik dabar prisijungiu. Nu, ir oras toks jau labiau didesnis iššūkis. Tai va, tai gerai, yra operatorė, pafilmuos mus visus. Prisijungsim prie Žaliukų, važiuojam į degalinę dar. Užsuksim arbatos pasiimsim, kad nesušalt labai stipriai. Ir ten prisijungsim. Normaliai sninga. O komanda renkasi jau. Karomka. Bandysim maudytis. O jo. Lukaška. Bajerių. Kiek blogerių čia? Bajerių Lukaška. Operatorius atvažiavo. Tai žodžiu tenais. Jo. Operatorius. Kažkaip čia buvęs, Da? glavnas moržas, Jo, tu žinai, Ramka, kur eit? viską žinau. Einam. Sninga? Kur tau bairiai? Rimtai? Stovėjo, laukia, prigalvoja tapkės paviršą. Bet tu daug čia žmonių eina. Romka, Kau savo vakar tapkės Dekatlone. kokias parodyk. Tapkės. Tai tu čia Maudytis, nu. žadi ilgai plaukiat? Šalt. Ištrauksim pamėlinavais. Romka žada per visą ežerą perplaukti. Tapkės nupirko. Romka bijo, kad konkolai įlystų atgal. Romka žada per visą ežerą perplaukti šiandien. Ruonis jis jau kaip užkietėjęs, tai užkietėjęs. Ne šiaip su ten biški niurka, o normaliai, sako, pirmyn atgal. Nu, senas žmogus, jau. Visą vaistinę nešiojasi. Nu, visą vaistinę su savim nešiojasi, senas žmogus jau. Jaunok. Sudėtas marozas. Sėdais marozas, Kalėdų. nauja metinis. Žinok, senai kaip nebuvau, tai labai šalta. Aha, esu maudęsis tai vieną kartą. Žiemą. Kaip jaučiuosi? Baisiai šaltai. Panėriu iki kaklo, ne? Nu ir užtenka, žinok, man. Kažkaip čia nieko nėra. Ką, bičiuliai, norėjau su jumis pasikalbėti. Šita serija gal ir nebuvo pati geriausia, kokia galėjo būti, bet kita bus gera ir geresnė už šitą ir galbūt net visas kitas. Nes susiradau ir montuotoją, kaip ir kitą jau, pasibandyt, ir filmuotoją dar, kuris filmuos mane. Lyg irgi susiradau, bet kol kas jis dar biškį ant rankinio. Tai reikia vadasitarti viską iki galo. Tai va, tai nepykit, kad šita serija buvo trumpesnė ir gal šiek tiek neįdomesnė. Pas mus prisnigo visur, visaip. Buvome Eketėje, kaip matėt. Tai šitą
Tai manau, kita serija bus geresnė. Dabar ir sniego, tai bus ir nuotykių, nes bus ir turbūt kažkokių ir užsnigimų, ir išvažiavimų, ir buksavimo. Ir jeigu kažkas gaudys visus šitus kadrus, tikrai bus ką jums parodyti. Tai kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.